iš tikrųjų, žiūrint to perimetro, yra plėtros projektai, kai kurie jau realizuoti, va, iki parduotuvė, graži šalia, ne, sakau, taip pat visos, manau, jau žiūrtinai, visur, nu, kažkas vyksta ir akivaizdu, kad kyla poreikis kaip sistemiškai, tai tvarkyti, sudėlioti, kad nebūtų klaidų padaryta. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad ateis laikas, artimiausiu metu, kažkada rudenį turbūt pakviesime diskusiją, nežinau, rasim tinkamą vietą, kur būtent sistemiškai visi tie projektai bus sudėlioti, išdėlioti, kas ten vyksta, kaip atrodo, nes dabar galutinių sprendimų dar nėra. Bet pagrindiniai dalykai, žiūrint į stoties rajono patį jau centrą, pačią centrą, tai yra stotis atitikti. Tai yra autobuso stoties, yra iniciatyva rekonstrukcijos. Tai yra, kad stotis taptų moderni ir iš tikrųjų ir su prekybiniais plotais ir kartu tai susijęs su šalia esančių plotų atnaujinimu, ten senuoju, kaip aš suprantu, Sodų gatvė kilo nuo seno sodo kažkada buvusio, ten šalia autobusų stoties, tai dabar nepanašus sodo tiek su jo galbūt atkūrimu ir galbūt, kur link stoties, o tas vaizdas perimetrinių užstatymų, kaip ir buvo, ir tos, erdvių pertvarkymų, tai vienas dalykas, o šalia yra geležinkelio stotis, kur vėlgi yra iniciatyva, ir man atrodo labai gera iniciatyva, statyti ir viešbutį, ir parkingą didelį. Iš tikrųjų didelį parkingą, labai natūraliai, kad žmonės galėtų čia mašinas palikti ir būti čia. Tai čia yra tie pagrindiniai, turbūt ašiniai projektai, šalių jų yra daug. Prie tų projektų ir dėl ko noriu sakyti, kad man atrodo labai svarbu savivaldybei kažkaip įjungti tą judėjimo pėsčiųjų klausimą, nes tie stoties rajono viskas neužsibaigė. Pagalvokime apie naujininkus. Už geležinkelį. Tai kad čia labai natūralus tiltas pasidarytų per gerą rajoną link miestų centrų. Tai aš manau, kad šitie du projektai turi tapti tokia ašimi integracijos. Turim turėti labai rimtą diskusiją ir daugelis atsakymų, kaip turi atrodyti, man atrodo, ateina savaime. Ir gyventojams, ir dirbantiems, ir plėtotojams viskas susidėstų labai gražiai vietas. Apžvalgos ratą dar man sako paminėti, kadangi iniciatyva yra apžvalgos rato, 3 pagrindinės vietos yra išskirtos, kur galėtų būti stoties rajonas, viena iš jų, kur galbūt galimybė yra arba kaip laikymė, arba kaip palatinį daryti, bet vėlgi tai turbūt būtų vienas iš tokių popsinių simbolių irgi atgaivinti tą rajoną ir įnešti daugiau kitokios gyvybės, nieko neišmant, bet tiesiog daugiau kitokios. Tai man atrodo pirmas dalykas, kad stoties rajonas ateitų į savo natūralią vietą, kad jisai būtų arti, psichologiškai arti centro. Ir tiesa, kai buvo prasidėjo diskusija dėl apžvalgos rato, atsirado iniciatyvos statyti apžvalgos ratą, viena iš minčių stoties rajone, vienas iš pagrindinių Facebook ar kur socialiniuose tinkluose klausimų, kodėl tokiam užkampį, ten nieko įdomaus. Žmonės net nesuvokia, kad stotis yra ant kalno ir šalia senamiesčio. Čia yra išraiška to. Ir vienas dalykas priartinti prie centro per susisiekimą, patogų ir taip toliau. Kitas dalykas, apie naujininkus nebereikalų užsipiniau su projektais, kurie vis tiek turės vykti ir stoties autobusų rekonstrukcijos, ir geležinkelių stoties parkavimo projektais Lietuvos dabartė. Man atrodo, kad labai svarbu, kad būtų žmogui pėsčiomis arba dviračiu patogu iš naujininkų į centrą, iš centro į naujininkus pro stoties rajoną iš tikrųjų judėti sklandžiai. Teoriškai dabar galima, sklandžiai ne. Šitą užtikrinti judėjimą. Ir trečias dalykas, kad pats rajonas turėtų traukos centrų. Tai čia yra kavinės yra gerai, bet kalbant apie viešas erdves, tai tikrai jos nėra tokios, kokios patrauktų tokiam ramiam pabuvimui. Tai tas turi atsirasti ir labai natūralu, kad su verslo dėka dėja tas, ar ačiū Dievui, ta eiga turi vykti, kad apleistos vietos turi atgimti. Ten tos išgriautos buvę sandėliai, ten turi kažkas stovėti, turi gyventi žmonės. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad savivaldybė į tą pusę ir žiūrėtų. Verslas, investuotojai ateina paskui meną, jie tą daro, turi Moskvo namus, turi kitas vietas aplinkui ir jie čia ateis. Ir kuo geriau jums seksis, tuo greičiau jūs prisišauksite tai, ko jūs tarsi ir nenorite. Bet čia turbūt, man atrodo, reikia tą diskusiją pakreipti apie tai, kaip išnaudoti tą galimybę, nes tai yra gerai, kad tai vyksta. Žmonės kūrybingi visą laiką būna ant paribių ir jeigu tai riba nusistums į naujininkus, tai daug dievė. Duok dievė mums po 7-8 metų kalbėti apie tai, kaip kyla baimė, kad naujininkuose greitai užkils kainos, nes ten dabar tokių keletas barų gerų atsidarė. Tai aš labai to norėčiau, kad tai būtų iš tikrųjų, nes viena vertus baimė, aš suprantu tos praktinius dalykus, bet kita vertus tai yra normalu, jeigu miestas atgyja, tai
tai gerai, kad jisai atgyja.